Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba pristato mažų įmonių aiškinamo rašto pavyzdinės formos pildymą. Tarnybos svetainėje apskaitos srityje turite rasti nuorodą į mažų įmonių pavyzdinę aiškinamo rašto formą. Nuorodoje rasite pildymų instrukciją, pirmąjį rinkinį su sutrumpintu balansu, antrąjį rinkinį su balansu bei pildymo pavyzdį. Parsisiunčiame pasirinktą rinkinį į savo kompiuterį. Duotuoju pavyzdžiu pasirinkome rinkinį su sutrumpintu balansu. Parsisiųstą rinkinį rekomenduojame išarchyvuoti savo kompiuteryje paspaudus nuorodą Extract Here. Ir jūsų kompiuteryje pasirodys aiškinamo rašto pavyzdinė forma Excel formatu. Atidarius failą reikalingai galinti makrokomandas, kad rinkinys galėtų tinkamai funkcionuoti. Pasirinkite jums aktualų puslapį ir užpildykite jame reikalingą informaciją. Atkreipiame jūsų dėmesį. Į balanso ir pelno nuostolių ataskaitas duomenys automatiškai iš pastabų nepersikelia. Pasirinkus pelno nuostolių ataskaitos langelį vėlgi užpildomi pakartotinai tie patys duomenys apie įmonę. Aiškinamo rašto bendrosios dalies langelyje pakartotinai užpildote duomenys apie įmonę. Pradedant pildyti aiškinamo rašto bendrąją dalį, atkreipiame dėmesį, kad jei jums kuri nors informacija yra neaktuali, galite ją paslėpti paspausdami langelį su pelės žymekliu. Nepamirškite atskleisti informaciją apie vidutinį darbuotojų skaičių pagal sąrašą praėjusiais bei ataskaitiniais finansiniais metais. Taip pat, jeigu įmoniai yra neaktuali informacija apie finansinius metus, kurie yra trumpesnė ir ilgesnė kaip 12 mėnesių, varnele pažymime dešinėje esantį langelį. Jei įmonė turi kitų bendrųjų duomenų apie save, žemiau esančiame laukelėje apie tai atskleidžiam informaciją. Pildant apskaitos politikos langelyje reikalaujama informacija, norint aktyvuoti pasirinkimų sąrašą, būtina aktyvuoti kiekvieną atskirai langelį. Aktyvavus langelį, įmonė turi galimybę pasirinkti vieną iš patvirtinimų. Taip, neaktualu. Kaip duotuoju atveju matome, kad įmonė yra neaktualūs kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantis įmonių finansinio ataskaitų sudarimą. Kas yra aktualu, pažymime patvirtinimu taip. Pradedant pildyti apskaitos būdus, metodus ir taisyklės, atkreipiame dėmesį, kad jei įmonėje nėra tam tikro turto, pažymėdami langelį varnele, tai patvirtiname. Norint aktyvuoti pasirinkimų sąrašą, būtina aktyvuoti kiekvieną langelį. Tokiu būdu atsiskleis įvertinimo būdų pasirinkimai. Jei tam tikros turto grupės įmonė neturi, lentelės langelyje įrašykite raidę X. Jei duotuoju pavyzdžiui įmonė visai neturi investicinio turto, dešinėje esantį langelį pažymi varnele. Tačiau jei tam tikrą turto grupę įmonė visgi turi ir negali patvirtinti, kad jai ši informacija yra neaktuali, jinai prie atitinkamos turimos finansinio turto grupės aktyvuoja įvertinimo būdo langelį ir pasirenka vieną iš sąrašų taikomą įvertinimo būdą. Jei kurios nors finansinio turto grupės įmonė neturi, atitinkamai prie jos stulpelyje pažymi raidę X. Analogiška pildymo tvarka yra taikoma ir atskleidžiant informaciją apie finansinius įsipareigojimus.
Duotuoju pavyzdžiu, įmonė turi tik skolinius įsipareigojimus, kuriems taiko įvertinimo būdą amortizuotos savikainos. Jeigu įmonė visai neturėtų atsargų, jinai galėtų tai patvirtinti pažymėdama dešinėje esantį langelyje neaktualu. Tačiau įmonė turi žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių, todėl apie tai jinai atskleidžia informaciją atskirai, aktyvuodama kiekvieną langelį ir pasirinkusi taikomus būdus. Jei įmonei žemiau esanti informacija apie atsargų pasigaminimo savikainos nustatymo būdą ar žemės ūkio produkciją, biologinį turtą ar kitus finansinių ataskaitų duomenų įvertinimo ir tikslinimo metodus yra neaktuali, atitinkamai prie kiekvienos informacijos dešinėje esantį langelį jį pažymi varnele. Baigus pildyti šį langelį, pereiname prie pastabų sąrašo sudarimo. Norint pasirinkti reikšmingus pastabų dalies atskleidimus, pažymėkite langelius esančius stulpelyje žymėti. Pažymėti atskleidimai automatiškai persikels į puslapį pavadinimu aiškinamo rašto pastabų sąrašas ir atsiras pasirinkto atskleidimo puslapis. Taip pat matysite, pasirinktas atskleidimas yra pastabų sąraše. Grįždami pastabų sąrašo sudarimo langelį pasirenkate jūsų įmonei reikšmingus pastabų dalies atskleidimus. Pastabų sąraše matysite jūsų pasirinktus atskleidimus. Kitos pastabos yra nepasirenkamas įmonės savanoriškai, jas privalo pildyti visos įmonės. Jūsų pasirinkti atskleidimų puslapiai matomi dešinėje. Norėdami atsisakyti anksčiau pasirinkto atskleidimo, atžymėkite langelius pastabų sąrašo sudarimo langelyje. Pastabų sąrašo langelyje matysite, kad atžymėti, atsisakyti atskleidimai dingia. Tada sudarę sąrašą papildote kiekvienas lentelės langelį atskirai, nurodydami atskiras sumas. Norime atkreipti dėmesį, kad nusidėvėjimo suma įvedama su minuso ženklu. Tokio pobūdžio lentelės yra sudarytos taip, kad įmonės turi įrašyti sumas į tarpines eilutes, o šios lentelės suminėse eilutėse likutinės sumos apskaičiuojamos automatiškai pagal nustatytas formulės. Jeigu įmonėje yra neaktuali informacija apie ilgalaikę materialiojo turto grupės nuvertėjimą, dešinėje esantį langelį pažymime varnele. Taip pat tai taikoma yra ir įsigijimo savikainos taikomam būdui ar perkainotos vertės būdui. Atkreipėte dėmesį į pastabų numeraciją. Pastabos yra sunumeruojami šiame puslapyje didėjančia tvarka. Matysite, kad pastabų numeriai automatiškai persikelia iš pastabų sąrašo į jūsų pasirinktų atskleidimų langelius. Jei kuri nors informacija kitose pastabose įmonė yra neaktuali, prie kiekvienos informacijos įmonė pažymė dešinėje esančius langelius varnele. Atkreipiame dėmesį, kad nepamirštumėte nurodyti pasirašančių asmenų pareigas, vardus ir pavardes. Taip pat yra labai svarbu pasirašyti vadovui ir vyriausiajam buhalteriui. Pastabų sąraše nepamirškite jūsų nurodytus atskleidimuose pastabų numerius, taip pat nurodyti ir atskirose ataskaitose. Kiekvienos atskiros ataskaitos straipsniai turi būti sunumeruoti, todėl ir nurodote pastabos numerį, kuri paaiškina atitinkamą ataskaitos straipsnį.
Pastabų sąraše paspaudę nuorodą spausdinimo peržiūrą, jūs turite galimybę pakartotinai peržiūrėti jūsų atskleistą informaciją užpildytas lenteles. Peržiūrėję paruoštą informaciją galite atspausdinti jūsų suformuotą rinkinį. Ačiū už dėmesį.